Atsiprašau, žiniasklaida, norėtume patekti į posėdį. Nesibraukite, jums čia negalima. Kodėl? Juk neparašyta, kad posėdis vyksta prie uždarų durų. Taip, nes tokių posėdžių iš vis nebūna. Na, jeigu nebūna, tada prašyčiau leisti įeiti man ir operatoriai. Šis posėdis yra neviešas, uždaras. Vyksta už uždarų durų, o ne prie uždarų durų, kaip jūs ten sakėte. Turime ten patekti ir pranešti naujienas. Vieninga buvo nuomonė svarstomų klausimų, ar ne? To jūs tikrai nesužinosite. Operatorė, nefilmuokite manęs. Ką turite galvoje? Tai slapta informacija? Žiniasklaidai priimti sprendimai tikrai bus pristatyti vos tik pasibaigs posėdis. Tada jūs ir sužinosite, kokia buvo nuomonė. Visų vienoda, bendra, visų tokia pati, viena, tik jokių būdų ne vieninga. Vienoda, viena. Žodis vieningas vartotinas reikšmę pasižymintis vienybę. Tad vieningi gali būti žmonės, tauta gali būti vieninga, netgi rajono taryba kartais būna vieninga. Tačiau nei nuomonė, nei mokesčiai, nei tikslai negali būti vieningi. Kaip ir sakiau, gali būti vienodi, bendri, tokie patys, viskas aišku. ES valiuta gali būti vieninga. Negerai pasakėte. Na, ką bendro gali turėti valiuta su vienybė? Reikia sakyti bendra ES valiuta. Taip pat negalima sakyti vieningas telefono numeris. Reikia sakyti vienas, bendras. Užteks tų pamokų. Kada posėdis baigsis? Už valandos ar po valandos? Gal už valandos, o gal ir po valandos. Tada ir sugrįšite. Būtinai.